Vaikiškas keturratis NR7, 125 kubikų, 7 colių ratais. Taigi šis keturratis yra skirtas, manau, iki maks turbūt 12 metų. Nebent žemo ūgio. Kaip aš, tai man. Tai, bet šiaip sakyčiau, jau nuo kokių net 6 metų būna, kad sodina, jeigu, sakykime, pasiekia visas galūnės vairą ir susukti šitą vairą. Tai maždaug tokį dydį galite įsivaizduoti. Jis yra 7 colių ratais, jeigu sulygint su šitais. Galite atsisės, kad suprastume. Sulygink su šitais, kad žmonės supras 7-8, nu grubiai va, toks va tas skirtumas. Ir jis iš savęs dėl to yra šiek tiek ir mažesnis, žemiau sėdi. Man 1,75 m, aš daug kartų sakysiu tą neteisingą faktą. Ant platformos? Taip, nu va. Man net yra, nu aišku, koja neįsistato, nes 42, bet šiaip bendrai aš net sėdžiu. Nėra kažkokios tai tragedijos, ne? Tai realiai vaikai drąsiai čia sutilps. Tai va. Ką mes turim čia, jeigu iš čia žiūrėsim? Turim mechaninį spidometrą. Dėl ko turim mechaninį, nes, suprantama, yra jo kaina pigesnė ir šiek tiek yra tam tikrų patobulinimų mažiau. Tai turim mechaninį, bet daugiau viskas yra labai panašu. Gazas yra standartiškai, stabdžiai, priekiniai beje būgniniai, nes matot, su trosais eina. 2 trosai jungiasi į vieną rankeną, tai būgniniai stabdžiai. Turime veidrodžius, kas tikrai šiaip yra smagiai atrodo ir aišku rankų apsaugas. Taip, starteris ir visa kita. Ateikit čia parodysiu. Dažnai būna, kad klausiau, tai kur ta šlangelė jungiasi? Čia yra realiai alsuoklis, nes šiaip jos galėtų ir be jos būti, bet čia būna, kad vandens kaupiasi gulėtus lyja ar dar kažkas. Tai tam žarnelė yra reikalinga ir ją galima tiesiog va taip ir nukreipti į kitą pusę. Va. Kad jinai čia ir būtų. Kai kur būna čia padaryta? Taip, kitur būna čia, bet šiuo atveju tiesiog čia yra nuvesta į vidų. Taip, pulteliai. Pulteliai reiškia, kad tai yra su signalizacija prietaisas, o su signalizacija galima užrakinti, galima... O, matėt? Galima su pulteliu ir užkurti, užgesinti. Kaip Porsche atrodo. Jo, užgesinti, užrakinti